vienas karvis, vienas. Taip, pasireguliuosim to. Kažkur tai. Jeigu mane gerai girdite, nors paspauskit like arba dar ką nors padarykit, kad girdėčiau, ką matyčiau, nes neaišku. Olio. Vienas karvės pienas. Šiaip matau, kad girdit. Matau, kad liktai girdit pagaliau. Ir ko gero visai neblogai. Nu ką, mes pasidarėm biškį jauką. Šiek tiek dar. Tuoj pabandysim pagauti didelį karosą. Reikia greitai pagauti 3 karosus. Greitai reikia pagauti 3 karosus arba karpį. Tuoj parodysiu, kaip tai bus daroma. Įmam kukulį, baltyminį kukulį. Spec priemonė. Įdedam kukulį į vidų. Visai į vidų. Prisidedam jaukučio. Kombikormas. Kauno grūdų. O, matau, kad nieko gero. Biški per sausa viskas per sausa. Tuoj ištaisysim situaciją. Labai greitai. Iš naujo. Taip. Kukulis. Pašariuks. Nu va. Turėtų būti dabar labai gerai atrodo. Nu, įmėsim į vandenį ir, kaip minėjau, turim greitai sugalvoti, kaip pagauti didelę žuvį. Sugalvoti. Nieko čia nesugalvoti, čia reikia jau gaudyti. Sustatom laikrodį. 3 minutės. Jei bus žuvis arba nebus. Greičiausiai bus. Arba greičiausiai nebus. Vėjas pakilęs, belia koks. Čia gal kamera neperda to vėjo. Bet vėjuks tai toks, kaip sakant, jau su maikutė nepabūtum. Nu, nebent vikingų esi, tada taip.
Tai mes ką čia turim? Pusę šešių. Nu tai kokią valandą dar pabūsiu. Per tą valandą, aš manau, bus tos žuvies, nes pasidariau pertrauką truputį. To žuvies prigaudyta šiandien. Nu, vėjas tai nekadėjas, nežinau, kaip į mikrofoną čia pušia, girdit ar negirdit. Bet vėjuką tai sočiai. Jau netrūkst. Jau ko turim, tai turim vėją taip. Parodysiu vieną fokusą, kaip žuvį reikia atsivilioti. Prie kojų. Čia niekur nereikia toli mėtyti. Žuvis taigi valgo maistą. Jin ieško ten, kur jo yra. Viskas labai elementaru. O, vėjuks, kai greitai, net kaip iš šoną užverti. Tai va, rodau. Jamam pašariuką. Bet turbūt labai geras. Nesvarbu spalva. Ir metam. Vien samtelis. 2 samtelį. 3 samtelį. Laukėt 10-15 minučių. Ir važiuojat namo. Jeigu viską sumetėt palikojas. Nėr čia daugiau ką veikti. Kažkas taip. Kažko nebenori kit, reikia kažką daryti. O žinau, ką daryti reikia. Tuoj pat padarysim. Nes 4 minutės praėjo, žuvies nėra. Tai mes nelauksim, tuoj darom permetim. Nėra čia kada laukti. Kukulė nėra. Ko gero būsiu blogai uždėjęs. Nieko tokio. Tuoj viską ištaisysim. Svarbiausia nepamiršti burto kaip. Burto. Galima apspjauti 3 kartus ant karmuškės šeriklėlės, kaip. Galima ant kitur užspjauti, jeigu tik norą ir. Galim nespjauti. Jūs suprantat, kad aš juokauju, aišku. Tokie mano juokeliai dabar čia. Tokie nejuokingi juokeliai. Labai gaila, negaliu pajungti geros kameros.
Dabar viskas eina iš telefono, o tai per telefoną patys žinot. Ne kažką. Oi. Aš šiandien su suknikė tokia, mini suknikė mano. Opa, naujos mados. Pavasaris 2025. Nu, tai kur ta žuvis dabar mūsų? Realiai 2 minutės turėtų būti žuvis čia pas mane. Ant lieptelio, ant lieptuko. Aš taip labai to norėčiau, bet kažkaip paskutiniu laiku su norais nelabai. O, kažkas jau yra žuvytė kimba. Tuoj parodysim, kas čia mums užkyba. Nu, tai biški drąsiau. Publika laukia. Truputėlį prasnaudžiau, buvo kaip muks neblogas, bet nieko nepadarysi. Nu, bet vėją kiek turim užtat gerą tokį. Na, aš manau, kad biškai prasnaudžiau, reikia permesti. Greitai padaryti naują metimą. Nes pavasarį tos žuvis tokios. Pramegojai. Ir все. Nu, ne, tuoj. Tuoj reikalai pajudės į gerą pusę. Aš manau. Bet iš tikrųjų niekam nekim. Absoliučiai. Man kim. Jūs to pamatysit, kaip aš pagausiu. Nors ir nebanginis, bet didelė žuvis. O, labai prastai užsimečiau šį kartą, nes negerai mačiau, buvo viskas. Žmonės gerai pasakykit, kas tokį vėją užsakė dabar šeštadienio. Reikia čia jo tokį. Suprantu, kad dabar tą gamtą turi apsidulkyti savaime, bet taip gal gana dulkintis jau. Tai gamtai. Sako, gamta tvarkas pat. Ну, шуц, ну.
Visiškai šūdas. Toks vėjas. Šoninis negeras. Užsidėsiu galvos gaubtuvą. Čia liktų taip teisingai. Durnas užsiėmims yra žvejyba. Sėdėtum savo namuose, prie televizoriaus, arba su verbalais, ką nors. Ja, kiek nors. Su verbalu. Ne, reikia pažuvauti. Čia be žvejybų. Visai nieko gero. O, yra judesys, yra. Kažkas priplaukia pačiupinėti. Na, bet jau taip nedrąsiai. Ops, turim, o neturim. Neturim. Kas čia yra? Tuoj viską sutvarkysim. Vis tiek reikia išmokti šiandien gaudyti žuvį, nu tai kaip dabar važiuosi namo, neišmokęs, tai kaip bus. Paskui dar sykį reikės atvažiuoti. Ne, jau geriau vienu sykiu. Atvažiavai, išmokai, prigaudai, išvažiavai į visą gerą. Tai va, tie, kas nežuvaujat, geriau net nepradėkit. Nieko čia gero nėra. Sėdėt ant vėjo vienam. Nu, 2 minutės, manau, bus ką pakišti po objektyvų. Vis tiek vakarienę žuvis turi irgi valgyti vakarienės. Tos pačios nekantriausios tokios po vakarių. Pavasarį gerai tas, kad nėra jokių masalų, mašarų, mastų skraidančių kraugerių. Nes tie taip mėgs nesisveikinę iš karto pasirodyti, kad esate. Spėk kasytis paskui, tik spėk kasytis.
Gal nereikėtų tos pertraukos daryti, aš nežinau, kas čia pasidarė. Taip gerai kyba visą dieną. Bet kaip ten sako, kažkada viskas turi baigtis. Bet ne dabar. Kažkada. Tuoj pasimaišysim makalošės. To žuvis nieko nesupranta. Taigi ant dugno tokią maistą tai nėra, čia turi nupirkti. Kažkas turėjo jį padaryti. Kiek darbo įdėta. Jokios pagarbos nėra, absoliučiai. Bet turi rasti laiką jom atvažiuoti, jas pamaitinti. Tai va, jinai tokia jau, kaip seniau sakydavo, ant duonos pagalba, slieka kokia sudžiūvusi ant asfalto po lietaus. Dabar ne. Atrodo, kad jos universitetus baigusios yra važiuoti. Gerai, turime mes dar vieną variantą, tokį slaptą. Uždėsim tokį kukulį, ant kurio viskas kimpa. Jeigu ant jo nekimp, tada reikia važiuoti namo jau. Nebėra nieko ką bandyti. Tuoj. Pabandysim. Tuoj pat. Spalva oranžinė, kaip triusiuk. Ne man, aišku. Nu tuoj. Prisišnekėjau, reikdavo pagauti tą žuvį greitai. Ne vieną, reikia 3 pagauti. Greitai, 3 žuvį. O, ledai. Ačiū. Girdi? Alio? O tu gali įsijungti Facebooką, pažiūrėti, garsas gers ar negers? Ai, pastestai? Aha. Nes ašgi nematau nieko, nieks su mane nebendravo, aš ne tą kamerą pajungtą, kurią norėjau, labai gaila. Nu nieko, bus kita žvejyba, aš pažadu, bus, va Jėzus, kas bus, lauk jūsų bombikė. 18K vaizdas, 32 bitai garsas, su spec efektais. Na taip nutiko, kad vieną komponentą nesivežiau ir viskas. Tai nėra kaip taip viską normaliai pasikurti, dabar tenk iš telefoną. Ir kažkokias nesąmonės. O dabar jau užkipsiu. Kas turit laikrodžių, žiūrėkite laikrodžių. 3 minutės žuvis bus ant lėptuko. O aš pats nusistatau laikrodį. Viskas, laukiam. 3 minutės. Nu gal greičiau. Aš turiu per 3 minutės.
turėtų tai būti. Viskas labai tiksliai užmesta į taškelį, į taškelį. O, jau yra. Kontakt jest kontakt. Nu, dabar reikia išturėti kažkaip kantrybės, tos kantrybės. Gerai, nusiraminam. Tuoj bus. No. A gerai girdis? Gerai girdis, bet nežinau, kas yra, bet visą tą pusę pastės kažkokia juoda, matai? Nežinau, kas čia yra, bet... Nu, ko čia? A. Matai? Tuoj pavalysim. Arba čia tavo telefonas taip rodo? Ne. Palauk. Tai kas čia gali būti? Nežinau, bet matai, pats matai. Tai gerai, tuoj mes turim. Tu matai ir tą visą pusę užtemdė kažkaip. Tai gal čia žinai ką, reikia patrint kamerą. Gal aš priliečiau. O dabar? Ką aš dabar jau išjungiu. Ko išjungiau? Tu man vėluoji. Eik, tu nieko aš Nu, žiūrėk, dabar rodo, dar kad tu gaudai, sėdi. Dabar tik, va, žiūrėk, aš pareinu, dabar tik tu ateina. Tai čia viskas vėluoja. O ko taip traška? Visą tą pusę pastės kažkaip juoda, matai? Nežinau, kas čia yra. Bet čia... Nu, ko čia? A. Tuoj pavalysim. Arba čia tavo telefonas taip rodo? Bet garsas geras. Ne, nu tai, blėt, mikrofonas garsai, viskas. Gerai, tuoj mes. Tai turbūt geras garsas, bet aš... O dėl ko čia taip gerai, tai kaip ją pasuktų, bet taip pasuktų. Nu, čia patryniai. Tas pats žyvis, tai visas nutamšo. Nesikeik, tai visi girdžiu salėtą. Ai, blėt. Dar sykį, blėt. Dabar aš nusikeik. Blėt, nekeiksmažintis. Visai nekeiksmažintis. Žodžiu, kažkas man šneka, pas mane kažkokia viena pusė, ten kažkas blogai, aš nesuprantu. Nu, gal ir blogai, biškai. Nu, čia aš nieko nepadarysiu, čia taip saulė šviečia, nu, tai kaip padaryti man. Aš galiu padaryti taip, o bus dar geriau. O taip, pavyzdžiui. O jeigu taip. Tada matysit viską, va. Taip reikia padaryti. Va taip. Na, aš būsiu į nugarą. Nugara bus. Graži mano nugara. Bet ta žuvis matysis, žuvis, viskas gerai bus. Viskas bus šiki-piki, dabar tik tą žuvį reikia pagauti. Ir čia kol aš viską derinau, žiūriu, ką prisiderinau. Jau vėl kažką tai jau būsiu pramergojęs žuvytę. Ai. Ne, man atrodo blogai kamera stovi vis tiek. Kažkaip paskutiniu laiku viskas blogai. Kaip čia padaryti viską, nu? Jeigu tai padarysiu, tada ko nematysim. Nematau nieko. Oi. Taip. Gerai, meškeris galiuks matas svarbiausia. Va taip reikia padaryti. Va. Ir dabar reikia telefoną su visu štartyvu į vandenį. Vėjas nupūsto būtų pasaka, būtų final. Kažkiek būtų sekundžių iš vandens pasaulio. Man ledų atnešė prenumeratoriai. O dabar tai privalgysiu. Čik. Dabar aš išsilupsiu tos ledus, aišku, ir nebus laiko, kada čia terliotis, nes žuvį reikia pagauti.
Kaip čia yra, net ledų nebemoku įsipakuoti. Reikia žiūrėti instrukciją YouTube, kaip išsipakuoti ledą. Nu, čia kažką aš prisidirbu. Turėtų būti skanu, aišku. Jeigu su popieriuku valgyčiau, tai daugiau užtektų. Negali šiukšlėti, nu. Taip nepavydėkit. Parduotuvės dirb. Na, net nusiperkat. Kuo daugiau, to geriau. Nes aš dar čia ilgai blūdysiu, tai... Nu, aš prašykau keibimą, nu. Čia man sutrukdė biškį. Čia turėjau tokių minčių. Pudlotų. Kaip čia tą žuvį dar labiau apgauti. Nu, negerai, čia aš viską pasidariau, dabar jau tai čia. Viskas leduose. Nu, kur dėti šiukšlės? Nu, šiukšlėt negali. Šiukšliadėžės neturiu šiandien su savim. Jau čia negerai viskas. Viskas eina blogin. Blogin. Vat, nereikia užsiminėti patšaliniais dalykais. Jokią maistą negali vežtis. Nieką. Nieką nereikia. Jeigu atvažiavai žuvaut, reikia žuvaut. Bet skanu. Pamiršau, ką noriu daryti. Na va, atsiminiau. Noriu žuvį pagauti. Norint žuvį pagauti, reikia žuvį gaudyti. Nu, suviliuota prasme. Gaudyti. Gaudyti reikia rankom durgelius. A žuvį reikia suviliuoti. Kažkokiu tai būdu. Tai va dabar vieną iš tokių tuoj panaudosim, nes aš matau kažkas čia ne taip. Čia gali būti gerai, gali būti blogai. Jeigu kybai nustoja, tai tik du variantai. Arba atplaukia labai didelė žuvis, arba išplaukia visas į mažutės taip pat. Žiūrėsim tai. Tuoj pažiūrėsim, kur čia kas ne taip. Nu, viskas aišku. Sakiau, kad buvo kibimas tuščia, viskas tuščia, apgriaužta, viskas suvaryta. Tai, turi būti budriai. Budriai turi saugoti. Tokia greita žvejyba. Reikia viską greitai. Čia, susijamam. Nes man atrodo, jau pusę valandos praėjot. Tų 3 minučių, kaip nėra to žuvies, taip nėra. Nu gerai. Reikia biškiai nesisaktų, bus visai neįdomu žvejoti, jeigu taip įmeti, ištrauki iš karto. Taip nebūna.
Net neįdomu būtų. Ta prasme atsibostų. Turi laiką, va, ledų, pavalgyti, turi atsiras laiką, kokios kavos atsigerti, laikraštį paskaityti. O, turim kibimą. Nu. Sakiau, ką bus. Nu, dar kartą patemk. Tu patemk ant savęs, aš ant savęs. Aš laiką dar turiu kažkur valandą laiko. Toks įspūdis, kai jinai čia tyčiasi iš manęs. Nu, tai pavalgysiu, nevalgysiu. Nu, turim. Tada turim. Turim, bet jau tokią žuvį didelę, kad geriau jinai būtų į neužkibus. Net nežinau, kaip dabar parodyti. Čia baisu traukti. O. Nu. Nors ir ne banginis, bet vis tiek didelė žuvis. Nu, kas pasakys, kad ne žuvis. Čia piktoji koja. Nu, tokia visiškai pikta. O, tokia, wow. Nu, ne to visai aš čia norėjau, bet nu ką. Tuoj imsimės priemonių dar kartą. Kas čia dabar? Čia kolega šnekas, ką gerą pagavot per 3 paras. Aš ne taip paklausiu, kiek išgėrėt per 3 paras, o tai būtų įdomiau pakalbėti čia. Kiek pagavot, nieko nepagavo čia nieks. O tai išgėrė. Pijokite, karpininkai, ne visi. Nu, bet reikia mokėti jau gerti. O ką, veik 2 dienas. 3 paras jau. Nu, lėciunga nuktrūko. O, kaip jums iš karto. Nieks nemato, atvažiuoji. Iš karto. Pirmas vakars knockout. Ryt knockdowns. Antras vakars viskas kartojas. 3 rytą kavosi namo. Po kiaušinienės. Pasakyti, nekyba, nu viskas. Viskas labai paprasta. Būntamgi, kad tikrai nekenkta žuvį. Ir taip dažniausiai būna. Jeigu užsaki teisingai į parduotuvę, tai net gali nervuotis, kad ta žuvis skimba iš tikrųjų.
parodyt, va, kai nori pagauti. Kai nori parodyt, va. Nu, davai, judėk. Tokias nedrąsias, visiškai. Tai aš jums niekągi blogo nepadarysiu. Nu, biškis skauda, aišku, tą auskarą į lūpą bumti. Nu, bet dėl žmoniųgi čia viskas dėl žmonių. Šiaip atrodo, aš nieko nedarau, iš tikrųjų žuvis tai kimba, nu, aš nenoriu jos kažkaip nusibaidyti, nes, nu, va tokie kibimai tokie. Va tokie va. Kai negali iš tikrųjų da, normaliai pasimti tą meškerę, jau čia ją parviniot į krantą. Jau labai atsargus. Aš turiu baltą mikrofoną. Tai garso nebeliks. Suvalgysiu visą mikrofoną. Visą. Realiai va dabar žuvis kimba jau kokias 5 minutės. Jie, aišku, čia ne ta žuvis. Tai tokia pat, kur ką tik buvo ištraukta. Tai va užtat net neįdomu, jeigu jinai ten mučinas. Gal didesnė atplaukti. Nu. Ne, ten pakibus jau. Jau užsinkaravus. Mažytė žuvytė, nu va aš ją pervelku. Nu, tai kur tie visi mano trofėjai tinga? A čia bonusą lauksim tokia normaliai, kad būsiu 10 plus arba daugiau. Nu, didžuvės skambinu, didžuvės. Įspūdingi dydžiai. Nu, reikia kažką duoti, kitą. Kažką reikia duoti. Aš matau, kad čia reikia kažką labai stipriai pakeisti. Taip, ką mes čia galim padaryti? Ką mes turim? Turim mes visko. Nu, vat pabandom tokią kombinaciją, kur arba bus labai gerai, arba bus visai blogai. O, čia reikvėlė nuvažiavo man į vandenį. Opa. Uždėsim vėžiagyvis vadinsis, vėžiagyvis. Toks skonis, vėžiagyvis būna. Aš nežinau kodėl, bet visos žuvis labai mėgsta vėžius. Vėžius. O aš čia besėdėdams tai vėžį pasigausiu rimtai. Man tokia vėja ten man pripūs. Vėžlių į nugarą. O čia krante kaip dainuoja vyrai. Reikia atidainuoti paskutinę naktas. Talentų pilna Lietuvai.
Gaila negirdit. Gal girdit? Pamiegoja, pavalgė. Sudrėkina visas šaktas. Jin linksma. Reiktų rašyti, kaip jie dainuoja. Dar tavo visai nustotų dainuoti. Nu, neliūdna, čia neliūdna. Nu, bet kaip palaiksim žvejybai, kad taip darbę laikį prabėgtų. Dviese dainuoja, sako visi kartu, dvi, viens kitam, nu, dviese, kaip 8 dainuoja. Choras, ąžuoliukas. Degtinė daug talento atskleidžia iš tikrųjų. Toks įdomus gėrimas. Blaivas žmogus to niekada nedarytum. Nu, liūdnas vaizdelis. Nu, žuvis iš tikrųjų kimbinai. Aš net nepermetinėjau, nes jinai kimba, bet jinai neužkimba. Nu, ne ta žuvis. Ta žuvis, kur kybo, jinai atsitraukia kažkodėl tai. O, atsiprašau. O tos mažutės, nu, jos va taip erzindaba, nu ką. Kažkurį laiką reikia perlaukti. Visokių žvejybų būna. Nu, kur man šiukštas? Išmesti reikia kažkur išmesti šiukštas. Galėčiau parodyti gerą kontentą, kaip karpininkai gyventi.
tą pilkąją karpininkų pusę. A čia pasimelsti reikia, nors nemoku, bet nu ką, kažką reikia daryti. Nu, taigi davai, nu, sikabinkit, nu, didelios nereikia, kokių pradžiai 7 kg karpėt, paskui 7,5 ir paskui jos kartu sudėjus, va tokį vieną ir viskas, nu, bonusas. Nes aš jau nebenoriu žvejoti, aš nebenoriu visai. Nu, supratau, ant to kukulio iš vis nenoriu, nieks jo nebenori. Gerai, pradėsim nuo pradžių. Reikia sugrįžti atgal, dėti žingsnį atgal, kad paskui pradėti bėgti į priekį. O po ką aš čia turiu? Nesuprantu, kliuvinys buvo. Ai ne, aš turiu žuvį. Atsikabina į tą. Pasirodo, buvo užsikabinus, nu, tos didžuvės susikabin. Specialiai, aš taip manau, kad kitos spėto apvalgyti viską, kas aplink. Vieną aukojas, jie gal ten burtų kelio įsirenka. Sako, nu davai, šiandien tavo eilė. Nes, nu tai kaip kitaip. Ką aš čia dabar padariau, ne taip padariau. Viskas, grįžtam prie to masalo, kur viskas buvo gerai iš pat pradžių. Kai būn gerai iš pat pradžių, pradedi galvoti, ką čia dar geriau pasidaryti, nu į prisidirbėm gal, taip, kad jau visai susipainė. Nu tai būn žvejybų. Nieko nereikia, kyba žuvis, tegu kim, nieko nereikia daryti, reikia gaudyti. Все. Dabar reiškia taip, įmetam. Maksimum 5 minutės, maksimum, jeigu nieko. Tada važiuosim namo. Ir čia kas su jom kalbėtis, jeigu jos nenori, tai nereikia. Sezonas tik prasidėjo, taip kad visko bus dar, visko. Taip, laiką žiūrim. 5 minutės. Ką jaukim dabar, jaukim. Čia gavas atplaukė tas dičkojų būrys, tai čia bus blogai. Kažkaip lydekai sėti išeiginėse, gal Turkijai, kad čia jų nepravaika viškės kažkaip. Arba aš čia per daug gerai duodu skaniai, čia jau susirink.
Beje, čia kur sumečiau tą visą pašarą, jau čia yra žuvies iš tikrųjų. Netgi matos. Visko čia yra. Aišku, smulkmė, bet dar kokiu dugnu šliaužiai, gal koks karosas sakės išvertęs. Čia palei krantą, jie čia visi gyvena, čia jie vietiniai. Jam jokia skirtumų. Minutė 30 sekundžių tuščia. Bet aš tikiu, kad pabaiga bus graži. Gražesnė negu pradžia. Nu, aš kol bonusą neištrauksiu, aš vis tiek namo nevažiuosiu. Iki rugpjūčio galiu pasidėti. O, čia kažkas panašaus. Nu, ne to žuvies aš noriu. Nu, kas čia yra? Nu, ką daryti? Gerai, aš sugalvojau tokį dalyką. Jeigu ten jų labai daug yra, jeigu labai jau ten jų jau daug yra, tegu jos ten nebūna. Dabar aš nuo jų bėgsiu, tegu jos mane veja. Čia neįmanoma, čia kur čia. Niekaip neleidž dideliai žuviai pribėgti. Priplauktis. Gal prie mano masalų. Ką tu pagausi žmogus? Nieko nepagausi. O, atsiprašau. Nu, dabar čia tai gerai užsimečiu. Kaip man dabar tą meškerę pasistatyti? O, taip. Gerai, taip. Iškiu kampą pakeitim. O, taip. O, va taip. Kažkaip taip. Biški per stipriai čia įveržęs. Nu. Nejaugi čia jos atsivijo mane, nu. Oje. Žodžiu, žuvis didelė pasitraukė kažkodėl tai. Nuplaukė į kitą krantą, nėra čia mum ką veikti. Aš atsibodau jom.
sutikti. Na jo, tokias pat. Nu, tu mes kur nori, dėk ką nori. Nuo tų didžiųjų niekur nein pasislėpti. Nu ką reik daryti, ką reik masalą didinti, aš nesuprantu. Aš čia... Nu gerai. Nejaugi taip liūdnai baigsis ta sesija tokia. Visai tokia gera buvo iš tikrųjų pasaka. Iš tikrųjų taip kaip pirmą tokią žvejybą su metodu aš skaitau visai neblogai. Realiai yra pagauta 9 karosai, tokie visai nieko tokie, po 1,5, po 2 kilogramus. Nu, jie tų šiukšlių pritraukia visą laiką, niekur nedings nuo jų. Bet vat labai gaila, kad karpiukai jokie nepapuolė, nu, vat čia biški gaila. Nu, bet aš dar kol sėdžiu savo soste, visko gali būti. Tik įmeti iš karto kibimai prasideda, nu, bet čia ne ta žuvis. Čia masalą pakeistum, tai čia jau gali tašę pritraukti tos baltos menkavertės žuvies. Nei jos traukti įdomu, nei žiūrėti ją. Štat jos į daug lydekai, tie jų nevalgo. Nu. Aš nežinau, čia matos per transliaciją, jeigu čia meškerės galą nenustoja virpinant. Ištisai pakurta mašina, meškerė. Tas karosas lygiai taip pat kaip iš tikrųjų. Toks jau labai neaktyvus jisai buvo šiandien. Pavasaris gerai, nėra visokių maškaros, jokių uodų, nėra nekaršta. Fantastika, ant to reikalo. Nu, bet gal da per anksti, nežinau. Iš tikrųjų, reikėjo baigti viską, kai buvau prieš pertrauką. Gali būti toks variantas, kada biškai aš čia pakeičiau formulę iš tikrųjų. O, kaip visą laiką noris, kaip geriau gavos, kaip visada. Nedadėjau vieną komponentą, tai va dabar va taip va yra. Nu, aš specialiai taip norėjau pabandyti, nes galvojau, kad čia bus viskas čiki-piki. Nes tų kibimų sočiai buvo. O čia taip nepasirodo, nėra taip. Sakykime, druskas nedadėjau. Ir viskas. Gurmanės, dabar to žuvis. Gurmanė. Nu, vėjuką tai šiandien turėsiu parsivežti pilni rūbai vėjai. Pusę 7 beveik. Aš galvoju, taip darysim. Mest kozerį paskutinį, nemesti. Mesim kozerį paskutinį.
Čia tokių turim labai skanių dalykų. Net užmiršau, kad aš jų turiu. Va tuoj. Išpakuosim. Nu, čia tik darna žuvis gali nevalgyti tokie dalykai. Arba ta, kur nieko nesupranta. Nu, bet čia tas pats. Viskas. Bus dabar taip. Uždedam delikatesą. Laukiam 3 minutės. Jeigu ne, jūs žuvis pačios kaltos būsim. Pačios kaltos. Jūs gailėsitės. Nes jums daugiau nieks nieką čia nepaduos, kai aš išvažiuosiu. Niek. Jau viskas, kas jau ant dugna bus, tiek bus kaip norit. Iš karto visam vakarui. Nes negalvau, kad taip, iš tikrųjų, aišku, čia tą jauką pakeičiau. Galėjo turėti įtakos, bet čia tų variantų, čia galėjai tai persijėsti, gal nebejėsti, gal oras sąlygas pasikeitė, slėgis. Man irgi pasikeitė. Man tada tai pasikeitė. Aš irgi turiu priežasčių negaudyti žuvies, dar daugiau negu gaudyti. Na, viskas. Pažiūrėsim, kaip dabar bus. O nebus. Šiaip tai biški blogai užmečiau. Netgi ne biški. Bet tegu buntai. 3 minutės. Važiuojam namo, jeigu nieko, viskas pakuojamės. Gana. Nors čia nebe kažkas lyka. To jauko, kokie dar 4 užmetimai. Bet jau galim džiovinti kibiriukus. Ai ne, nu tik rankas reikės nusiplauti ir didelę žuvį pagausim, teisingai kaip. Didelė. Turim kažkada užkipti. Atsisveikinti, viskas normaliai. Atvažiuokit sekantį kartą, mes tais lauksim. Būtinai. Oi. Kaip sakant, no comment. Realiai tai artėja tas metas, kada tam tvenkinį pradeda kibti tik tai žuvis vakaras ir naktis. Bet aš jo nelauksiu, tikrai. Nu ką, pasidarom dar vieną metimą, nepasidarom. Darom, nedarom. Tai kaip gali prisikalbėti? Jėzus, kažkas sakė man.
didžiausias žmogaus priešas yra jo liežuvis. Tai kažkas yra teisybės labai daug. Kaip ir gaudysiu čia dabar. Va dabar tai bus. Va dabar tai čia. Realiai tai žinau, sakau, aš padariau čia biškai. Nedadėjau vieną tokią dalyką. Ir vat. Na, aišku, čia gali būti kitokių variantų, bet greičiausiai tai tas, kad nedadėjau vieno slapto ingrediento, kaip jis ten vadinasi. Nu, reikia kažkaip pasiteisinti, nu tai ką dabar čia būsi, kai loks. Gerai viskas. Dabar tikrai paskutinį metį. Nėr čia ko. Nenori, tai nereiknyti. Pas man yra planų. Dar šiandien yra planų. Šiaip tai snukerį rodo per Eurosport. O, labai gerai. Finalai greitai. Kai kas dabar žinau žiūr tą snukerį, aš labai pavydžiu, bet aš grįšiu, aš viską atžiūrėsiu taip pat. Iki galo ir tą, ką praleidau. Nu kas čia dabar? O čia gal geras ženklas jau čia. Čia geras ženklas. Tikrai dabar bus kažkas. Viskas, uždedam. Paskutinį kąsnį. Tokį riebų. Paskutinį kąsnį. Viskas, riebiau nebegali būti. Ir tiesiai į vandenį. Nu, fantastiškai užmečiau. Ten, kur ta didelė žuvis gyvena. Viskas, kad nebūtų man daugiau jokių pagundų. Nesvarbu, pagausiu, nebepagausiu šiandien. So, dubenėlį išsigramdu. Viskas. Adios, amigo. Nusirišam suknelę. Oi, ne taip pasakiau. Prijuostė, pašluostė. Valomės bliūdus. Tvarkomės. Nu, žuvis, aišku, užkepsinai, kur jinai dings. Ką įveikti, neužkyba. Kur tavi čia, kad kastuviuk padėti? Kur tavi padėti? Tavo čia. Vsia. Viską užsidarom. Kaip jau ten bebūtų, bet viskam ateina galas. Dabar reikia neprašykti paskutinę kibimą, kaip visą laiką būna. Lauki, nebeišlauki. Kur čia mano daiktų, man biškį trūkst, nesuprantu. Kur dabar padėjau? Vakur. Visko į savo vieteles.
Užsidarom. Kromelį. O, čia buvo kibimas. Nemačiau. Nu, va taip visą laiką. Nu, niek. Gal dar bus. Nu, bonusas. O, yra. Nu, ką aš jums sakiau? O ką aš sakiau? Patys ištvermingiausi sulaukė. Aš sakiau, kad bus. Tuoj mes papozuosim čia. Papozuosim su paskutinė šio vakaro žuvimi. Baigsim šią tokią visai įdomią sesiją, visai tokia vykus iš tikrųjų. Nu, kas čia toks? Karosas. Ir toks visai geras. Tas karosas. Kas čia man dabar taip padarė su ta kamera? Nu, kas dabar čia man reikalų pridarė? O! Nu, karosas pasimaivyk biškiau. Nu, dabar sakyčiau, galėčiau dar žuvaut. Bet jau viskas, jau pašarų sumečiu į vandenį. Žuvytę atkabinsim. Beje, parodysim, kaip taisyklingai įsikabint žuvytės į apatinę lupytę. Viskas gerai. O! Nu, gražus karosas, bet jam kažkas čia buvo. Kažkas su jam žiaunų vėžys. Tu nesikeik. Tai imk. Man nereikia, aš viskas pakuoju, važiuoju namo. Imk, nes man nėra kur dėti, žinau. Aš nustos užsiimti. Ačiū. Neimk. Aš ateisiu vieną. Jo, suvalgysiu vieną su arbata, nes aš jau viskas pabaigiu žvejybą. Tai va. Čia užpakalį atsakau visai gerai. Ant pabaigos. Nu tai ką reziumuojam. Visai neblogai, iš tikrųjų. Visai neblogai. Jeigu taip nuoširdžiai pasakęs, tai vat aš mačiau aną visą krantą, tai veiksmo iš vis nebuvo, tai aš čia labai gerai sugaudžiau. Na, aišku, ten chebra gaudo karpius. Aš bandžiau taip pat, nu, aš karpių nepagavau, bet aš užtat karosų prigaudžiau tos smulkmės. Tai aš galvoju, kad visai, man čia visai nieko tokio. Nu, galėjo būti geriau kaip visą laiką, bet iš tikrųjų, atvažiuojant čia, aš žinojau, kad yra didžiulė nekiba tokia, bet aš nepergyvenu. O dabar da čia paėtų visai gražių karosų pagau. Skaitau visai gerai. Suksim tai mes čia į publiką. Ai, čia kamera, čia švies saulė, nieka nesimatys iš vis. Bus dar blogiau. Tai va. Nėra daugiau ką pasakyti. Iki kitų susitikimų. Dabar greičiausiai bus labai neblogas reportažas iš laivelio. Nes ponai lydekai yra praradę savo neliečiamybės pasus, jos jau galima po biškį kutenti. Na, o tų dičkių monstrų mes dar atvažiuosim čia ne kartą. Jeigu ne čia, tai kitur. Žodžiu, kaip pirma žvejyba su metodu, da taip sakykim, su tokiu, kaip sakant, pašaro kombinacija, tai
Gerai viskas. Galėjau viską, aišku, sudėti va čia va, į tą lovę. O, būtų viską vienu sykiu nufilmuoti. Būtų čia sočiai, pilnas akis. Būtų buvę gražu. Nesgi ne viskas papuolė į kadrą, kaip suprantate. Čia iš vis turėjo viskas būtų kitaip to žvejybai, bet kadangi pamiršau aš įrangos truputį, tai gavos va taip, va, viskas negerai, negražiai, nekokybiškai, nu, bet ką padarys. Mes tą klaidą ištaisysim. Taip, kad viskas. Sukam čainiką. Nepamirškit, kad žuvaujat, kad reikia žuvį visą laiką paleisti atgal. Vien tik todėl, kad bus dėl ko sugrįžti. Viskas. Ačiū už dėmesį. Kiek mes čia prirašym laiką. Oja! Parodysim vandenį. Visą peizažą. Gražiai. Kaip čia viskas yra. Čia yra gėlių tvenkinys. Su klubo vėliava. Visi, kas turit rekomendacijas, siūlau visiems apsilankyti. Tikrai čia yra žuvies daug visokios. Ir kas laiką praleisit ir pažuvausit. Viskas. Tiek žinių. Žinių nebus. O te.